Sveiki. Šiandien webinarą skirsime didmeniniai prekybai internetu bei kaip automatizuoti užsakymų priėmimą iš jūsų partnerių, kad tai vyktų sklandžiau, operatyviau ir taupytų žmogiškuosius resursus. Šiek tiek apie mus. Dirbame jau virš 16 metų, šiai dienai aptarnaujame virš 1000 elektroninių parduotuvių ir stengiamės būti tas partneris, kuris sprendžia uždavinius, konsultuoja klientus ir atsako į daugelį klausimų. Galime džiaugtis ir apie tai, kad mūsų rekomenduoja didieji rinkos žaidėjai, apie mus kalba pagrindinė mūsų Lietuvos žiniasklaida ir užsakymų kiekis bei apyvarta mūsų klientų taip pat yra pakankamai įspūdinga. Ką norėsiu paminėti, tai iš principo didmeninė prekyba nuo mažmeninės, jeigu imti elektroninės parduotuvės platformą, gali skirtis pakankamai minimaliai. Galima taip pat vaizduoti prekes ir jas parduoti mažmeninėje prekyboje, tačiau tai nėra būtina. Galimas ir kitoks prekių pavaizdavimas, kad tai galėtų būti pavyzdžiui tiesiog prekių bendrinė informacija, kai nėra galbūt netgi ir nuotraukos, yra tik tai kodas, galbūt vienas kitas žodis kaip kategorija, apie ką yra ši prekė, pavyzdžiui, atsarginės detalės. Tai galėtų būti ir tiesiog sąrašas, iš kurio aš galėčiau nurodyti tik tai kiekius, kiek aš norėčiau tos prekės ir įsidėti į krepšelį. Ir tokiu būdu tas prekių pateikimas būtų minimalus. Taip pat, jeigu tai yra, tarkime, dėžės arba kažkokios kitos prekės, kur svarbu yra tik tai techninės charakteristikos, tai taip pat aš galėčiau pateikti klientams ir tokį vaizdą kaip kaina priklausanti nuo kiekio, arba vėlgi pliusiukais, minusiukais suredaguoti kiekį ir nebūtinai kiekvieną poziciją dėti krepšelį atskirai, o vieną bendrinį mygtuką, kuris visas pozicijas sudės į krepšelį. Tad prekių pateikimas gali būti pakankamai įvairus. Tai gali būti asortimento pjaustymas pagal klientų grupės, tai gali būti neleidimas į internetinę parduotuvę užeiti be prisijungimo, tai yra, kad turėčiau prisijungti ir tik tada užeisiu ir matysiu visą tinklalapį, kas yra viduje. Tai galėtų būti ir asortimento pateikimas be kainodaros, tol kol klientas yra neprisijungęs. Ir taip toliau. Tad prekių pateikimas gali būti pakankamai įvairus ir tinklalapio vaizdavimas taip pat galėtų būti, tarkim, netgi ir tiesiog kažkoks minimalus reprezentacinis, o tik po prisijungimo pasimatyti meniu, prekės ir taip toliau. Tad nuo politikos tai gali būti ir skirtingi sprendimai daromi konkrečiam atvejui. Be ko tikriausiai neįmanoma įsivaizduoti didmeninės prekybos, tai be integracijos su sandėliu ir su buhalterija, kadangi tai yra svarbi ir jautri informacija, ypač kainodara prisijungusiam vartotojui. Tad šitoje vietoje tikrai verta būtų aptarti integraciją su buhalterinė sistema ir duomenų mainus. Tad pirmiausia, tikrai turi automatiškai sinchronizuotis prekės ir pagrindinė prekių informacija, tarkime, kodas, pavadinimas, kategorija. Taip pat svarbu importuoti, sinchronizuoti likučius, tai gali būti nebūtinai netgi vienas sandėlys, tai gali būti kažkoks sandėlių sumavimas, galime vaizduoti ir pačius sandėlius, kokiame sandėlyje yra arba nėra konkretiai prekė. Būtinai turi būti sinchronizuojami ir kainoraščiai, kad prisijungęs lankytojas matytų savo kainas. Tai gali būti kainynai, specialios kainos, kurios nurodytos sutartyje, kaip konkrečiam prekių asortimentui. Galbūt aktualu sinchronizuoti ir kreditų limitus, kad pirkėjas viršėjęs savo finansinius įsipareigojimus jau nebegalėtų pateikti naujo užsakymo, arba jį galėtų pateikti jau tik su išankstiniu apmokėjimu, nes limitas yra išnaudotas ir jau neleidžiama jam užsakyti daugiau. Ir be abejo, jis turėtų matyti visą savo užsakymo informaciją. Tai ne tik parduotuviai, bet ir tie duomenys taip pat turi automatizuotų būdų patekti į buhalterinę sistemą ir ten vykti visa apskaita, atidėjimų sekimas, įmokų suvedimas, nes jeigu tai yra kredito limitai, tai tikriausiai įmokos bus atliekamos jau rankiniu arba automatizuotų būdų, bet per banką, o ne kaip online atsiskaitimo metodai.
Dažniausiai apie didmeną, kai šnekame su klientais, pagrindiniai klausimai yra, kaip viską pateiksime, kaip suvesime informaciją, kad mūsų klientai nesinaudos, jie pripratę vadybininkus kankinti. Tai tikrai tai nėra galbūt iš vienos pusės toks labai paprastas sprendimas, kad padarėt sistemą ir taip pasikeitė visų įpročiai. Tačiau prisiminkime ir telefonus, kai buvo mygtukiniai, visi buvo pripratę ir atsirado liečiami ekranai, tikrai tai nebuvo irgi labai paprasta. Bet jeigu tai klientas galės daryti ir nedarbo dieną, ir kažkokią valstybės šventinę dieną, tarkime, Lietuvoje kovo 11 yra nedarbo diena, o Estijoje klientai dirba, tad Estijos partneris norėtų prisijungti prie jūsų parduotuvės, pamatyti savo kainodarą, galbūt ir pateikti užsakymą, nes jiems skubiai reikia tam tikrų prekių, o Lietuvoje mes tą dieną nedirbam. Tai tokius momentus tikrai galima išnaudoti ir patenkinti tokius poreikius. Taip pat dar vienas svarbus niuansas ir tai, kad internete galbūt perkant, maža to, kad tai gali būti patogumas laike, arba vietoje klausinėjimo iš karto matyti atsakymus dėl likučių, kainos, asortimento, ar būna ta pati maikutė mėlynos spalvos, tai klientai gali matyti visą tą informaciją automatiškai. Taip pat jie gali matyti ir savo kainodarą, galbūt asortimentas gali skirtis irgi pagal klientus. Galbūt tai bus užsakymas reikalaujantis kažkokio didesnio dėmesio, tai galbūt tai konvertuosis į kažkokį komercinį pasiūlymą, kuris klientui bus pateiktas individualiai tam užsakymui. Kainodara gali būti sudėtinga, bet ją taip pat galima automatizuoti ir individualių prekių netgi kainas taip pat rodyti klientų lygyje asmeniškai jam. Ir taip pat reikia nepamiršti, ir jeigu jūsų, tarkime, vadybininkai vizituoja klientus, tai jie gali turėti su savimi planšetinį kompiuterį arba nešiojamą ir tiesiog vietoje, prisijungus kliento duomenimis, atlikti užsakymą už tą klientą. Tad tai yra irgi patogesnis ir greitesnis būdas, kad ne į sąsiuvinuką užsirašinėti visus duomenis, o iš karto įforminti užsakymą, klientui ateina elektroninis laiškas, išankstinė sąskaita apmokėjimo ir taip toliau. Tai yra tikrai daug patogesnis procesas. Ir dažnai būna ir tokie scenarijai, kad reikia kažkokių dovanų savo partneriam už tai, kad jie pas jūs apsipirkinėtų. Tai dažnai tokie susitarimai yra vadybos lygyje, kai turi motyvuoti ne tik kainą apsipirkimo, o ir kažkokia asmeninė nauda. Tai tam dažnai galima išnaudoti ir virtualius taškus, kaip tai daro mūsų prekybcentriai, kur už kiekvieną pirkinį akumuliuojami kažkokie taškai, tie taškai vėliau konvertuojami į nuolaidų kuponą ir tokiu būdu jau pats žmogus savo asmeniškai gali vėliau kažką įsigyti. Individualizuoti galima pakankamai daug ir visą tai galima vaizduoti, tarkime, prisijungus prie svetainės mes galime pavaizduoti, kad, tarkime, jums suteikiama 10% nuolaida, jums galioja toks kainoraštis ir jūs matote specialiai tam skirtus reklaminius skydelius. Tai visą tą turinį svetainės galima tikrai individualizuoti pagal klientą, tos pačius nuolaidų kuponus, reklaminius skydelius, asortimentą. Tai viskas gali būti individualizuojama pagal tą būtent klientą, kuris yra prisijungęs, ir tai valdoma kainoraščių lygyje. Kaip minėjau, tai gali būti kainynai, nuolaidų kuponai, o galbūt netgi ir pristatymo būdai, kurie bus skirti būtent tam tikrai grupiai. Tarkime, galbūt vieni klientai naudos savo transportą išvežti prekes, tad jiems nereikės skaičiuoti pristatymo mokesčio, tačiau kitiems tai negalioja. Tad tokiu būdu irgi galima pristatymo būdus koreguoti su jūsų klientais. Kainynai, kainodara pakankamai gali būti individualiai, tai jeigu elektroninė parduotuvė žino savikainą, galima pagal savikainą nustatyti tiesiog maržos procentą, kokiu procentu turi būti uždedamas antkainis. Tai gali būti ir atvirkštinis variantas, kad nuo tam tikro kainyno kainų suteikiamas 5% nuolaidos dydis.
Galbūt tam klientui aktualu prisijungus prie sistemos matyti ir kainas be PVM. Galbūt tam tikram klientui jūs norite suteikti B kainoraštį visoms prekiams, dar pritaikyti 5,12% nuolaidą nuo visų tų kainų, tačiau konkrečioms kategorijoms arba konkrečioms prekiams pritaikyti dar specialią kainodarą, kad vienai kategorijai minus 17%, kitai kategorijai minus 2 tik tai procentų. Ir tokiu būdu sistema galės paskaičiuoti, kokias prekes su kokiom nuolaidom galima tam klientui parduoti. O galbūt tai bus ir prekės su kažkokiu procentiniu nuolaidos dydžiu. Taip pat tai gali būti ir galutinis kažkoks skaičius, kaip konkrečiam klientui, konkrečiai prekiai jūs suteiksite kažkokią galutinę kainą. Nes, tarkime, turite tokią sutartį, kurį tam tikram asortimentui reglamentuoja būtent vienokią arba kitokią kainą. Ir bandysiu dar tokius pagrindinius įrankius papasakoti, kas galėtų būti aktualu dar didmeninėje prekyboje. Tačiau čia neapsistosiu ties kiekvieną skaidrę, pakankamai abstrakčiai bandysiu nupasakoti, nes tai yra dažniausiai, kas naudojama didmenos prekyboje internetu. Kaip minėjau, tai gali būti individualūs komerciniai pasiūlymai konkrečiam klientui, kad perkant tam tikrą asortimentą, tam tikrą kiekį to asortimento, jam pasiūloma konkreti kaina kiekvienai prekiai. Kiekvienas komercinis pasiūlymas gali turėti kažkokią priskirtą vadybininką ir klientas, jūsų partneris, gavęs nuorodą į tokį užsakymą, į tokį pasiūlymą, galės jį priimti ir įforminti užsakymą. Tai gali būti ir kiekio kaina, kaip, tarkime, pirk 500 vienetų šitos prekės, jau bus šiek tiek pigiau, pirk 1000 bus dar pigiau, virš 15 000 bus dar pigiau. Ir tokiu būdu krepšelis gali rodyti klientui, kokia galėtų būti kaina, jeigu pasiektų didesnį laiptelį. Taip motyvuojant klientus užsakyti didesnį prekių kiekį, kadangi kainodara bus šiek tiek palankesnė. Frakcija, žingsnis, tai tarkime, prekės gali būti nebūtinai parduodamas vienetais, o gali būti kilogramais, litrais, metrais. Ta prekė nebūtinai gali būti vieno vieneto tikslumu, tarkime, 0,33 kg. Ir tokiu būdu klientui bus tiek išvedama C vieneto kaina, tai yra 1 kg kaina, galbūt žingsnis bus irgi po 0,33, galbūt minimalus leistinas kiekis kažkoks bus arba maksimalus leistinas pirkti kiekis. Tad tokiu būdu mes galime reglamentuoti, kaip ta prekė bus parduodama, kokiais kiekiais, galbūt tai prekė dar reikia taikyti depozitą. Galima naudoti ir žymes, kurios gali tą prekę ir vizualiai pateikti šiek tiek kitaip ir nurodyti tam tikrus galbūt pristatymo ypatumus, kaip, tarkime, šią prekę galima bus vežti tik šaldytuve, negalima bus pristatyti paprastų transportų, tad atitinkamai kitokia pristatymo kainodara galbūt atsiras. Galbūt tai bus susijęs su eksportu klientams, tai yra būtent, kai jūs eksportuojate XML failus savo tiekėjų, tai yra partnerių prekybai, ir tokiu būdu jie, parduodami jūsų prekes, gaus būtent tą asortimentą, kurį jūs leidžiate jiems prekybai. Kaip minėjau, gali būti lojalumo taškai, kai perkant tam tikrą prekę, aš kaip pirkėjas gausiu tam tikrą taškų kiekį, vėliau tos taškus galėsiu išnaudoti kaip dovanų kuponą ir konvertavęs tos taškus į pinigus, aš gaunu nuolaidų kuponą, kurį galiu panaudoti apsipirkimui. Ir tas apsipirkimas nebūtinai gali būti toje pačioje paskyroje, aš tiesiog gavęs nuolaidų kuponą galiu prisijungti su savo paskyra ir atlikti pirkimą, tarkime, kavos pakelius savo asmeniškai. Taip pat, jeigu dirbate su montuotojais arba kitais specialistais, tai dažnai yra prie prekės pridedamos kažkokios dovanos, kad, tarkime, perkant šiuo atveju rekuperatorių, bus pridėta ir kažkokia dovana. Vėlgi, ta dovana nebūtinai gali būti susijusi su tuo rekuperatoriumi, tai galbūt vėlgi bus kavos pakelis, jeigu pirksi tą konkretų rekuperatorių. Dažnai tokiais irgi metodais naudojasi ir kiti tinklai, kaip, tarkime, įsipilk kuro, gausi taškų, vėliau galėsi atsiimti kavos pavidalu.
Pridėtinės komplektuojančios prekės taip pat palengvina jūsų partneriams galimybę rinktis, tarkime, perkant šiuo atveju vonią, man iš karto bus pasiūlyta, kokie sifonai tinka, kokie maišytuvai tinka, tai yra būtent kas komplektuojama su ta preke, tad jūsų parduotuvėje jam bus patogiau apsipirkti, nes perkant vieną prekę jūs iš karto išsprendžiate už jį visus kitus klausimus ir jam nereikia galvoti, kaip sukomplektuoti pilną komplektą tos prekės, kas tinka, kas netinka, jūsų sistema iš karto tai jam pasiūlys. Tai gali būti prekių vaizdavimas sandėliuose, tai vaizduojami sandėliai, likučiai, gali būti vaizduojama žalia raudona spalva, kur ta prekė yra arba kur jos nėra. Tai tarkime, jeigu nori nuvykti fiziškai, tai klientas žinos, kur važiuoti, kur nevažiuoti. Gali būti ir kelių sandėlių apskaita, tokiu būdu, kad jeigu kliento krepšelis susidaro, tarkime, iš 2 arba 3 sandėlių, iš kurių reikia pristatyti jam prekes, tai kiekvienas sandėlys gali būti apskaičiuotas pristatymo mokesčiu. Tarkime, krepšelis susidara iš 3 sandėlių, ir atitinkamai pristatymo kaina bus ne po 5 eurus už atvežimą, o 3 sandėliai kart 5 eurai, 15 eurų visam pristatymui iš šio konkretaus užsakymo, nes tenka vežti iš 3 sandėlių. Likučius nebūtina vaizduoti tiksliai, tai gali būti ir kažkokie žingsniai, kaip tarkime 10 plus, 100 plus, 1000 plus, tai likutis nebūtinai turi būti vaizduojamas vieneto tikslumu, tai gali būti taip vadinamas generalizuojamas skaičius, kaip tiesiog kažkoks skaičius su ženkliuku plus, tai klientas supranta, kad šių prekių yra virš 1000, o ar 2000, ar 22 tūkstančiai tai nėra esminis dalykas. Tai gali būti mokėjimas pagal sutartį, kad tam tikriam klientam aktyvuojama galimybė mokėti pagal sutartį ir šis užsakymo vykdymas nereikalaus piniginių apmokėjimo iš ankstinio, o galima bus jį pradėti vykdyti, jeigu kredito limitas be abejo nėra viršytas. Taip pat svarbu nepamiršti ir visų partnerių, kur dar gali būti teikiamas jūsų kainos. Tai tarkime, galbūt jūs vykdote prekybą prekybvietėse, taip vadinamuose marketplace'uose, kaip Pigų, Varlė, Merksų, eBay, Amazon, Google Shopping, tai gali būti prekyba per tam tikrus kanalus, kur tiesiog eksportuojamos jūsų prekės, likučiai, kainodara ir ten jau perka galutiniai žmonės, tai jeigu jūs nenorite ypač turėti mažmeninės prekybas, tai visai galbūt irgi būtų variantas per partnerių ekosistemas vykdyti prekybą. Jeigu vis dėlto turite savo mažmeninę prekybą, tai naudingas ir toks dalykas kaip kainų palyginimo portalai. Tai Lietuvoje populiariausia šiai dienai yra Kaina24 LT, Kainos LT, Pricer, Latvijoje yra Salidzini, Estijoje Hind.e. Taip pat galima įdiegti ir įrankius, kurie sinchronizuoja kainas arba stebi rinkos kainas kaip pricing. Tai tokiu būdu galima stebėti rinkoje, pas ką kainuoja ta prekė, kokį dydį, kokią kainą, ir tokiu būdu galite daryti išvadas, ir tą prekę reikėtų pradėti parduoti pigiau, brangiau. Gali būti ir kažkokia prieiga prie elektroninės parduotuvės iš išorės, kad prisijungus užsiunčiamos kainos arba pasiimami užsakymai, tai gali būti pakankamai įvairūs scenarijai, kaip tarpusavę gali bendrauti skirtingos sistemos. Ir be abejo XML-ai, kurie tiesiog eksportuojami iš parduotuvės į jūsų partnerių svetainės, tam, kad jūsų partneriai galėtų lengvai prekiauti jūsų prekėmis ir nuolatos gauti atsinaujinančią informaciją apie likučius ir jų užpirkimo kainas pas jūs. Tad tokiu būdu jūs galite drąsiai praplėsti asortimentą ne tik savo partneriams, bet ir galbūt susirasti naujų partnerių, kurie nori prekiauti internetu, nežino ko, ir labai ieško tiekėjų, kurie gali suteikti XML prieigą prie savo asortimento, ypač jeigu tai yra su aprašymais, nuotraukomis ir taip toliau. Ir asortimentas gali būti eksportuojamas labai skirtingai, tai gali būti kategorijos lygyje, prekės lygyje arba, kaip minėjau, žymių lygyje. Jeigu šiek tiek aptarti terminus ir pinigus, tai dažniausiai tai atrodo taip, kad jeigu tai yra tiesiog internetinės parduotuvės startas, tai yra mažmeninė prekyba,
nėra kažkokių ypatingų poreikių, nes reikia iš vis suprasti, kas vyksta, tai tam dažniausiai užtenka mūsų nuomojimo planų kaip 39 eurai, 69 eurai, arba tai gali būti įsigijimas. Tai pradžiai dažnai rekomenduojam nuomą ir dėliau pinigus skirti marketinginiui biudžetui, o jeigu tai yra jau didesnis verslas, tada įsigijimas ilgainiui be abejo bus pigesnis derinys negu nuoma. Ir termino prasme tai yra iš principo 1-2 savaičių klausimas, per kiek laiko galima pasileisti. Parduotuvę gaunate iš karto, tačiau užtrunka be abejo sudėti asortimentą ir jį pradėti vaizduoti. Jau įsibėgėjusiai prekybai dažniausiai tinka planai nuo 69 iki 169 eurų, kas vėlgi realizuojama per dažniausiai porą savaičių, nes didžioji dalis darbo bus būtent iš jūsų pusės, kad sukelti ten asortimentą ir pradėti to reklamą. Didmeniniai prekybai jau skirti planai bus 169, 249, kadangi ten reikia jau daugiau funkcionalumo, kas liečia asortimento valdymą, pateikimą to asortimento klientams ir taip toliau. Dažnai prireikia ir papildomų kažkokių programavimo darbų, kad išspręsti tam tikrus jau jūsų verslo uždavinius. Papildomai, kas galėtų būti ir dažniausiai lydimos paslaugos ties elektroninėmis parduotuvėmis, tai dizainas, kad ta parduotuvė atrodytų pagal jūsų stiliaus knygą, pagal jūsų poreikius. Tai jeigu dizainui nėra kažkokių ypatingų reikalavimų, tai be abejo dažnai tinka ir tiesiog minimalus spalvų pakeitimas, kuris gali kainuoti iki porą šimtų eurų. Tačiau jeigu yra didesnis poreikis jau tam dizainui sukurti, tai būna arba 1680 eurų, arba nuo 2200 eurų. Kodėl nuo? Nes ten dažnai su dizainu mes sprendžiame ir kažkokį tai asortimento pateikimą kitaip, arba tam tikrų puslapio išpiešimą. Tai daug kompleksiškesnis sprendimas ir dažniausiai tai trunka apie porą mėnesių. Buhalterijos, sandėlio integracija, jeigu imti tokias dažniausiai pasikartojantį variantą, kai sinchronizuojamos kainos, likučiai ir atgal keliauja užsakymai, tai dažniausiai integracija kainuoja apie 1,5–2 tūkstančius. Jeigu tai yra populiariausias programinės įrangos, tai dažniausiai tos sumos gali būti ir mažesnės. Ir irgi retai, kada tai trunka ilgiau 2 mėnesių, o jeigu tai yra labiau standartinė programinė įranga ir poreikiai, tai ten tikėtina galbūt ir iki mėnesio užtrunkantis procesas. Tad jeigu imti tokį pakankamai tipinį prekybos scenarijų, kad tai yra, tarkime, didmena, dizainas tik tai adaptavimas ir buhalterija, tarkime, populiariausia Lietuvoje Livilė, tai tikrai iki mėnesio terminą galima sutilpti, o kai pradiniai procesai jau bus sutvarkyti ir prekyba jau pasileis ir nemažąją dalį savo klientų jau galėsite perkelti į internetinę prekybą, tada galima bus automatizuoti daugiau, imti visus tos jau atvejus, kai klientams reikia dar daugiau lankstumo, kurį norime vėlgi iškelti į internetinę ertmę vietoj fizinės bendravimo praktikos. Na ir be abejo stengiamės visada padėti savo klientams ir tam, kad elektroninė komercija, prekyba internetu taptų jūsų draugu. Tad mes tikime, kad 99% atvejų rasime sprendimą, turėsime ką pasiūlyti ir būsite patenkinti įrankiais, su kuriais dirbsite ateityje. Su manimi galite susisiekti žemiau nurodytais kontaktais arba daug daugiau informacijos mūsų puslapyje www.verslis.lt. Ačiū Jums už skirtą dėmesį.